Mane šitas dalykas priblokšė. Manau, priblokš ir jūs. Įsivaizduokit. Praeitą savaitę pakonsultuoju žmogų mūsų ofise gyvai apie kaupiamąjį gyvybės draudimą ir apie patį draudimą. Žmogus labai nori apsidrausti save ir žmoną didelę pinigų sumą. Tai yra traumų draudimas, gyvybės suma, kritinės lygos ir taip toliau. Aš pasiūlau, paaiškinu, parodau. Po pokalbio aš jam išsiunčiu elektroniniu paštu klausimyną. Įsivaizduokit. Nu ir aš laukiu atsakymų, nėra. Parašau laišką, ar gaunate laišką? Ne, neatsako žmogus. Ir aš žinau, kad tas žmogus netoli mūsų ofiso čia būna zuja. Jis čia ar verslą turi, ar kažką, aš ten jau nelabai ir gilinausi. Bet tiesiog visą laiką jį dažnai čia matau, kai važiuoju į mūsų va čia parkingą, pamatau, kaip jis eina, sakykime, kažkur tai, kaip automobilį kažkada statė, prasilenkė. Nu ir žodžiu, žmogui yra apie 55 metus, jo žmonai yra labai panašus amžius. Ir įsivaizduokit, aš dabar atvažiuoju prie šlagbaumą. Ir jis eina. Ir jisai pasisveikina, sveiki. Ir aš atidarau langą ir sakau, ar jūs gavot mano elektroninį paštą? Laišką gavot elektroninį paštų? Sako, taip, gavau. Bet sako, negaliu draustis pas jūs. Sakau, kodėl? Man žmona neleido. Sakau, ką? Ir aš nesijuokėmės. Ir jisai juokėsi, sako, nu neleido. Pas jūs, sako, tokia graži nuotrauka uždėta Gmail'e. Sako, jinai man pasakė, kad pas tokią gražią moterį tu tikrai nesidrausi, nei aš, nei tu. Aš sakau, jūs rimtai, sako, taip. Nepyk, bet sako, tikrai negaliu draustis, pasakė, nesidrausk, mūsų konsultantė tikrai nebus tokia graži. Ačiū. Normaliai. Būčiau turėjus klientą, bet dėja per graži. Kažką.